Tai ministras tikrai kalbasi su gyventojais, mes taip pat, aš pati irgi žinau įvairius klausimus ir poreikius, ką gyventojai išsako, kokį rūpestį su Klaipėdos miesto savivaldybė, kalbame su visais partneriais, nes tikrai suprantam ir gyventojus, kad ta plėtra ne visada visiems patinka ir bandom tikrai rasti tas ir kompensacinės priemonės gyventojams dėl pačio uosto indėlio į miesto gyventojų gerbūvį, tiek tvarkant viešasias erdves, tiek tai sukuriant tam tikras žaliasias zonas, tiek diegiant visokias apsaugos priemonės nuo triukšmo, nuo oro taršos. Tai tikrai tas dialogas su gyventojais vyksta ir tikimės, kad pavyks rasti tą geriausią sprendimą. Tikrai suprantam, kad visi patenkinti nebus, bet turim žiūrėti iš valstybinės pusės, nes ta plėtra jinai vis tiek sugrįžta ir mums per tam tikrą ir ekonominį augimą, ir taip pat tam tikrus ir darbo vietų sukūrimus. Tai žiūrim tikrai, darydami tam tikrus planus, įsivertinam ir girdim gyventojus ir tikrai bandom atliepti jų lūkesčius ir poreikius.